Dievas mumis labai myli. Ir žinau, kad kiekvienam iš jūsų Viešpats tikrai padovanojo. Nedažnai kūno kultūros pamoką veda vienuolis, tačiau broliui Pauliui tai patinka ir vaikai tai įvertina. Pranciškonas keliauja po Klaipėdos mokyklas ir kalbasi su vaikais jų kalba apie gyvenimą, ligas, meilę ir viltį. Jis žaidžia ir pasakoja apie tai, kas yra onkologinė liga ir kodėl ji kartais neaplenkia net pačių mažiausių. Tai brolis Paulius tiesia kelius tarp sveikųjų ir sergančiųjų, didina supratimą ir atjautą, drauge kviesdamas visus į paramos bėgimą. Mano toks vienas labai geras psichiatrijos gydytojas, man kažkada tai dar prieš kokius gerus 10 metų, jis man tokią labai įdomią mintį davė. Sako, žinai, kad nėra antidepresantų tokio vaisto, visiškai nėra. Tai yra cheminė apgaulė, arba tai yra, mes sakom, tik tai tam momentui, kad žmogui padėti. Nuo depresijos vienintelis veiksmas koks yra? Aktyvus sportas, bėgimas. Žinau, ten sako, žmogus, taip Dievas gražiai yra sukūręs mūsų tą organizmą, sako, žmogus sportuodamas, prakaituodamas pats pagamino tą džiaugsmo, tą hormoną. Tai sako, yra vienintelis antidepresantas, tai yra bėgti, sportuoti. Ir kartais vaikai šiandien yra užsisėdėję prie savo tų technologijų išmanių. Ir jūs reikia truputį taip juos pajudinti, kaip sakant, pastumti, ne? Va čia kaip jūs matėte irgi, jie kada pajuda, žiūrėkite, grįžta iš fizinio laimo pamokos, jiems visas gyvenimas yra viltingas. Klaipėdos miestas yra vilties miestas, mes bėgam už tave, už gyvenimą. Jeigu tau Dievas davė dešinę ranką, tai ją parodyk ir padėkokim Dievui už dešinę ranką. Tau garbė, param pam pam. Tau šlovė, param pam pam, tau mūsų giesmės ir malda. Taigi kviečiame visus, turiu tokį labai gražų plakatėlį, kviečiame gegužės 15 dieną, bus sekminės, bažnyčios gimtadienis, krikščionių visų gimtadienis, kviečiu į vilties bėgimą. Visi, kurie depresuoja žmonės, kurie jau nebeturi vilties, kurie prarado viltį ir nesitikė nieko gero iš Lietuvos. Ateikite vilties bėgimą, grįšit su viltimi. Amen, aleliuja. Gegužės 15 dieną apkabinkime viltį drauge. Bėgikų registracija 5 starto vietose vyks nuo 11 iki 13 valandos. Išankstinė registracija viltiesbėgimas.lt. Dėmesio! Prekybos centre Akropolis registracija atšaukta. Gegužės 11-14 dienomis bėgikų registracija vyks lengvosios atletikos manieže. Taikos prospektas 54. Gegužės 11-13 dienomis nuo 14 iki 19 valandos. Gegužės 14 dieną nuo 10 iki 19 valandos. Ačiū.